galiukas, tu tiesiog paėmė, nulauži galiuką ir jis dabar kaip tik šitam Kauno sunkiklą bus. Aš manau taip. Arčiausiai pataikęs ir geriausiai pataikęs Justas gauna apdovanojimą plėšrūnų užkabinas, o sveikina. Na ir žinoma, ačiū tau, 5. Ir žinoma, pats geriausias metikas su tėčio pagalba, Goda, padėk man, yra Tajus, kuris gauna medalį. Sveikinam Tajų, sveikinam, šaunuolis metikas. Na ir labai neblogai pasirodė visame šitame žaidime mūsų Goda gauna taip pat medalį. Sveikiname tave. Ačiū žiūrovams. Tai iš tiesų nelengvos sąlygos buvo ir nelengva diena buvo tiem žvejams, bet tikri meškeriotojai neieško lengvų kelių ir ačiū labai jums, kad neišsigandot ir nepabūgot vėjo, lietaus nebuvo, tai gerai. Apdovanoti didžiausią ešerį pagavusią ekipažą. Nu, pradėkim nuo jo. 36 cm, gražus ešerys, ekipažas 5, spiningavimas LT 2A. Sveikinam, didžiausias ešerys ir tikrai džiaugiamės, tikrai gražus ešerys. Ir čia yra unikalus apdovanojimas su gramatinė klaida, nes kažkas tai nepatvirtino raidelės. Tai čia atidydį. Jau prasideda aukcionas. Tai sveikinam ir ačiū. Tai 3 vieta, ekipažas pavadinimu Megabas, 119 cm. Prašom, ateiti čia, 3 vieta. Ekipažas Zuntė. Taigi kviečiam. Ne veltui suvažinėjot, ne? Antra vieta irgi yra labai gerai.
padarykim intrigą šią. Žinot, šitiek valandų suptis ant bangų ir nepagauti nieko. Nu, fantastika. Tai mes norim kviesti tą ekipažą. Per vienas ir ant bangų. Ir... Kūrybingam ekipažui. Kas šias taip jūs bandė prakeisti? 2 ekipažai buvo. Sveikinam, iš tikrųjų, išpirkite sėkmės. Nu, mes paruošę prizus, mes turim taurę. Na ką, ir turbūt pirmoji vieta, pati svarbiausia ir pati. 1,66 m. Spingavimas LT 2, pirma vieta. Sveikinam. Treniravotės ir pritreniravotes. Ką darysi?